Kiekvienas ketinantis įsiveisti sodą ar jį praturtinti naujais vaismedžiais turėtų žinoti, kuo skiriasi aukštaūgiai ir žemaūgiai sodinukai. Neretai sodininkai mėgėjai nežino, jog aukštaūgių ir žemaūgių vaismedžių priežiūra gerokai skiriasi. Netgi manoma, kad žemaūgį sodą galima sodinti tik verslui, o mėgėjui jo auginimas pernelyg sudėtingas. Kartu su Lietuvos Žemės ūkio universiteto agronomijos fakulteto dekanu Viktoru Pranckiečiu šiandien pabandysime paneigti daugelį tarp sodininkų sklindančių stereotipų apie vaismedžių augimo ypatumus ir jų priežiūrą. Kaip pasirinkti vaismedžius pagal augumą, kokią reikšmę vaismedžių poskiepis turi priežiūrai, derlingumui ir derėjimo laikui. Taigi plačiau apie tai, kokie yra aukštaūgių ir žemaūgių vaismedžių privalumai ir trūkumai. Svarbiausia žinot, kad aukštaūgis vaismedis, tai jis yra skiepytas į miškinę obelį. Tai yra tas, kas miške užauga, tas obelis visi žmonės pažįsta ir jeigu ją įskiepysim, tą pačią veislę, bet kurią veislę, tai medis užaugs aukštaūgis. Yra ir vegetatyvinių poskiepių, mes parodysim, kas tai yra, į kuriuos įskiepijus medžiai taip pat būtų artimi aukštaūgiam. Bet miškinės tos obels, tas santykis su kultūrinė veisle yra blogas tuo, kad jis pradeda daug vėliau derėti. Bet jis geras yra tuo, kad jis labai gerai stovi žemėje, kad jis labai didelį turi tūrį žemės po savimi ir paima iš didelio tūrio maisto medžiagas. Ir dar viena tokia gera savybė, kad jį labai negriaužia graužikai, turiu omeny peliniai graužikai žemėje. Va čia už mūsų yra medis, kuris pasodintas yra 35 metais. Žmogus jau seniai yra miręs, tas medis dar ir pernai davė turbūt kokią pusę tonos antaninių obuolių. Įskiepytas į miškinę obelį ir tikėtina, kad tai yra iš profesoriaus Ivanausko pirktas medelis ar gautas ir pasodintas 35-aisiais ir iki šiol jis puikiai dera. Ir jis dar derės, turbūt 50 metų jau gerai bus prižiūrėtas ir dar ilgiau. Aukštaūgiai vaismedžiai vėliau pradeda derėti, tačiau jie duoda derlių ilgam. Ir šeimininkui, ir jo vaikams, ir netgi anūkams. Tinkamai prižiūrimas toks vaismedis gali augti ir derėti bene 100 metų. Aukštaūgį vaismedį genint galima sumažinti jo aukštį, augumą, taip pat bus patogiau ne tik šį vaismedį prižiūrėti, bet ir vaisius nusiskinti. Kada jie pradėjo derėti, mes jau jiem pradėjom tada pjauti viršūnę ir retinti vainiką, taip kad jis būtų gerai apšviestas. Ir čia, jeigu matot, pomedžiai yra niekas jiem nedaryta, neprižiūrėta, nes jų šaknis nekonkuruoja su žolių, tiksliau žolių šaknis nekonkuruoja su vaismedžio šaknim, jiem netiek kenkia, kaip kad kenktų žemaūgė medžiui, nes jo šaknis būna labai aukštai. Tai kitas geras dalykas, kad jie stovi patys, jiem nereikia kuolo. Žemaūgiai medžiai visą gyvenimą turės turėti kuolą. Jauname prieš 7 metus pasodintame Lietuvos Žemės ūkio universiteto pomologinėme sode agronomijos fakulteto dekanas Viktoras Pranckietis parodys, kaip skiriasi aukštaūgiai, vidutinio augumo ir žemaūgiai vaismedžiai. Išklausę pamokėlės apie poskiepius ir pamatę, kuo skiriasi, kad yra tos skirtingos šaknis, bent jau jų lapai būna skirtingų spalvų. Toliau jų lapų nebebūna, nes juos įskiepi ir juos naudojam tik tai kaip šaknis. Tai dabar noriu parodyti, kad kur buvo 2002 metais medžiai visi pasodinti vieną dieną, visi vienodo didumo tuo metu. Ir jie dabar kaip atrodo kiek čia dabar, po 7 metų. Tai va čia obelis už mūsų yra tipiška aukštaūgė obelis ir mes ją eilėje sodinom 4 metrai vieną nuo kitos, nes kitaip netilptų jau neužilgo. Toliau, jeigu šalia pažiūrėt, va čia yra pusiau vidutinio augumo, vadinkim, medis, jis yra, kaip matot, gerokai mažesnis už aną, bet anas pradėjo derėti gal tik prieš 2 metus, šitas pradėjo iškart gal 3 metais po pasodinimo, 2 metais po pasodinimo jau derėjo ir tuoj dar prieisim prie visiškai žemaūgių medžių, kurie per tuos pačius 7 metus užaugo tokie aukšti kaip aš. Tai dabar išskirtinai noriu pakalbėti apie tipišką žemaūgę obelaitę, kuri irgi yra 7 metų ir, kaip matot, ji ūgio yra šiek tiek už mane didesnė, bet jau galima pasiekti viską nuo žemės. Bet ji turi pastovę atramą arba paprastai sakant kuolą, kuris ją turi laikyti, kad ji negriūtų, nes jų šaknis nėra stiprių liemenių tokių skeletinių šaknų, kurios laikytų tą medį žemėje tvirtai, o šaknų funkcija viena iš tų ir yra. Kadangi to šaknis tokios kuokštinės, pridėtinės jos iš to, kas ten prižėlė, kada apkaupėm tą poskiepį, tai to šaknis blogai laiko, dėl to kuolas yra būtinas. Tai jau sodinant žemaūgį medelį, iš karto žmogus turėtų suprasti ir žinoti, kad jis visą gyvenimą turės turėti kuolą. O visas jo gyvenimas tai yra kokie 12-15 metų.
Tai tiek apie esminius aukštaūgių ir žemaūgių vaismedžių skirtumus. Kitoje laidoje Lietuvos žemės ūkio universiteto agronomijos fakulteto dekanas Viktoras Pranckietis plačiau papasakos apie žemaūgių vaismedžių privalumus ir trūkumus.